Na, dabar abi komandos jau aikštelėje. Dėl kamuolio šoks Račis. Ne, Račiskas. Baranauskas ir Kriūnas. Taigi, varžybos prasideda. Kriūnas šoka aukščiau, Tauras su kamuoliu, tai pavyksta išsaugoti, Revuckos rankose kamuolys, perdavimas Račiskui, po krepšiu. Puikus metimas, 2 taškai. Ir varžybas atidarome su taikliu Tauro komandos metimu. Tomas perdavimas rizikingas, tačiau pavyksta išlaikyti kamuolį Sandel komandai neilgam. Su kamuoliu Tauras. Šioks toks chaosėlis varžybų pradžioje. Ir 2 taškai iš po krepšio. Puikiai. Dabar nepavyksta laisva pataikyti komandos žaidėjų. Mina galinę liniją 7-asis Tauro komandos narys. Labai greitas keitimas, turbūt trauma. Spėjau, kad trauma susiję. Aikštelėje 8-asis Sandel komandos žaidėjas Ramoška. Tomas su kamuoliu. Iš 3 taškų zonos. Ranką nespėja pakelti Tauras. Tačiau netaikliai. 0-0. Ne, prašau, ne 0-0. Dabar švieslentėje klaidingai rodo rezultatą. Šiek tiek pataisysim. Atkovojęs Sandel komandos kamuolį. 4-0. Priekyje Tauras. Baranauskas po krepšiu nesiryžta žaisti 1-1. 3 taškų zonos laisvas, tačiau netaikliai. Net 8-asis numeris. Kamuolį pavyksta išlaikyti Sandel komandai. Braliukas su kamuoliu. O čia aidi 24 sekundžių pažeidimas. Dabar neliko atakos laiko. Nepavyksta išmesti laiku. Kamuoliu Tauro komanda. Egidijus Revuckas. Panašu buvo į pražangą, tačiau teisėjas nešvilpia ir dar vienas kontaktas. Viskas legalu pasak teisėjo. Žingsniai. Žingsniai dabar fiksuojami Sandel komandai. Razentals sužingsniavo. Buvo panašu į kontaktą, tačiau teisėjo švilpukas vylė, reiškia pražangos nebuvo. Reikia žaisti iki švilpuko. Dabar labai diskutuoja. Labai nesutinka su teisėjo sprendimu. Priminsiu, šiandien teisėjai su mumis yra Arūnas ir Vaidas. Ir kol pristatau teisėjus, Sandel komanda perima kamuolį. Ramoška iš toli. Netiksliai. Dar kartą laisvas ir dar kartą netiksliai. Rizikingas perdavimas. Kuris adresato nepasiekia, tačiau su kamuoliu išlieka. Sandel. Galinės linijos. Puikiai dabar šiek tiek atsitrina kūnu ir atlieka metimą iš vidutinės distancijos 18-asis Sandel komandos žaidėjas. Tuo sakys Tauras. Revuckas. Kairiau. Žaidžia 1-1, 93-asis numeris. Pražanga. Tomas įsižengia pirmą kartą šios dienos varžybose. O tai yra 2 baudos metimai. Obrikas dabar pirmąjį savo baudos metimą pataiko. Antrasis taip pat taiklus. Gerai metantis baudų metimus krepšininkas. O dabar savo pozicinę ataką pradeda Sandel. Į kairę pusę. Perdavimas Baranauskui. Kamuolį išlaiko. Rozentals kairiau Tomui. Tomas iš labai toli. Pražanga. Pirmo metu iš 3 taškų zonos.
Ko gero nebuvo didelis kontaktas, tačiau teisėjas fiksuoja taisyklių pažeidimą. O šis pažeidimas siunčia Tomą prie baudų metimo linijos. Tomas Jacinskas dabar turės progą realizuoti 3 baudos metimus. Žiūrėsim, kaip seksis jam. Pirmasis taiklus. Taigi rezultatas tuo tarpu yra 6-3 priekyje Peterboro Tauras. Sužaista beveik 3 minutės pirmajame kėlinuke. 6-3. Milanas prasižengė po vieną kartą. Antrasis taip pat taiklus. Visi 3 baudos metimai taiklus, šaunuolis Tomas, na ir Tauras pereina į varžovų pusę. Pražanga dabar skiriama 18-ajam dabar Sundown komandos žaidėjui. Paipa dabar 18-asis komandos žaidėjas numeris nesutinka su teisėjo sprendimu. Pasak jo, varžovas jį atakavo su alkūne. Techninė pražanga skiriama Paipai. Na, įdomus varžybų startas. O dabar apsižodžiuoja šiek tiek ir Račickas. Nelabai graži varžybų pradžia, tačiau tikėkimės aistros nurims ir pradėsim žaisti krepšinį. Keitimą dabar atlieka Sundown. Turbūt kai kuriems žaidėjams reikia nusiraminti šiek tiek. 6-5, kol kas priekyje Tauras. Eimantas dabar pasirodo aikštelėje. Sundown komandos jaunasis krepšininkas. Pažiūrėsim, kaip jam seksis pirmasis numeris. O Paipas vadinamas truputėlį atvėsti ant suolelio. Gal ir teisingas sprendimas. Tauras su kamuoliu iš šoninės linijos. Mirovas. Nežaidžia 1-1. Prasiveržimas. Netikslus. Atkovoja kamuolį Tauras. Račickas iš 3 taškų zonos nesiryžta. Prasiveržimas. Baudos nėra. Apsigina šį kartą Sundown. Kuba į priekį dabar. Pusiaužiai ataka. Perdavimas po krepšiu. Baranauskas. Taip, taškai iš po krepšio. Tai Tauras Sundown. 7-7 rezultatas lygus. Sužaidus 3 minutės ir 20 sekundžių pirmajame kėlinuke. Tauras pozicinėje atakoje. Laisvas iš 3 taškų zonos. 3. Fabrikas. Puikus metikas. Na, dar kartą tik įrodo. Taikliu savo metimu iš toli. Eimantas dabar išnės kamuolį, perdamas tik dešinį kraštą. Labai kontaktą. Labai kontaktą žaidė Ramoška ir laimėjo mikrodvikovą, išprovokuodamas pražangą, kuris siunčia į baudų metimo liniją. Deja, pirmasis metimas netaiklus, 10-7 priekyje Tauras. Antrasis taiklus. Nebuckas dabar perėmė į varžovų pusę. Prasiveržia gana lengvai pro savo gynėją ir bando iš toliau netaiklu, tačiau atkovoja kamuolį Tauro komanda ir pataiso antrojų bandymų 2 taškai po krepšio. Dabar vos nepraranda kamuolio. Sundown 3 taškai, pagaliau 3 taškus įsirašo į savo sąskaitą Ramoška.
Tauras pereina į pozicinę ataką. Vyrovas. Perdamas Račickui. Nelabai tiksliai. Laisvas iš dešinio krašto. Netaip 93 numeris. Sundown perina. Perina į puolimą. Eimantas. Netakuoja iš toli. Flauteris. Šiek tiek pritrūksta sėkmės pirmajam krepšininkui. Perima kamuolį dabar. Tomas. Pražanga. Puikus epizodas. Patyręs dabar. Tomas Jacinskas perima kamuolį ir išprovokuoja varžovo pražangą. Tai yra plius 2 naudingumo balai per 2 sekundės. Dabar keitimas Tauro komandoje. Kriūnas sėda palisėdį. O aikštelėje pasirodo Dovydas. Sandiausių kamuolį. Eimantas, dešinę pusę, perdamas pasakyti, Baranauskas gali žaisties prieš vieną. Oi, koks netaiklus metimas. Puikiai apžaidžia Račicką, tačiau nepavyksta įmesti 2 taškų. O kitoje aikštelės pusėje 2 taškai su pražanga. Koks prasiveržimas. Ir kaip staigiai perina Tauras į puolimą. Mirovas dabar puikiai su varžovo pražanga per 2 taškus. Rozentals vėl kažko prikaištauja dabar jau Tauro komandos žaidėjai, neteisėjai. Vienas baudos metimas. Netaiklus atkovoja Račickas. Kamuolį. Rebuskas su juo. Labai toli. 3 taškų zonos. 3. Taip. Skuba dabar Sandown. Vos nepraranda kamuolio. Baranauskas Kenelė žaidžia su Eimantu. 3 taškų zonos. Nuo lentos. 3 taškai. Dabar šiek tiek sėkmė aplankė Eimantą. Tačiau 3 taškai yra 3 taškai. Vyrovas perdavimas po krepšiu. Pasiveržimas ir pražanga. Obrikas dabar puikiai prasiveržė po krepšiu, išprovokavo pražangą, tačiau tai nebus 2 baudos metimai. Prieš metimą atlikta pražanga. Tuo tarpu abiejose komandose keitimas. Ne, vis tik tai 2 baudos metimai. Iš pradžių teisėjas parodė galinę liniją. Maniau, kad nebus skiriami metimai, tačiau Obrikas turi galimybę įsirašyti į savo sąskaitą 2 taškus. Pirmasis taiklus. Antrasis taip pat. Labai gražus techniškas metimas. Nenuostabu, kad jie abudu yra taiklus. Dabar į aikštelę sugrįžta Paipa. Puikus žaidėjas, naujas žaidėjas komandoje, labai įdomu bus pasižiūrėti, ką jis sugebės parodyti. Joris dabar dar vienas jaunuolis Sandown komandai, šį kartą netaikliai iš toli, perdavimas Obrikui. Vyrutį, kokį metimą dabar bandė atlikti 93. Tauro komandos žaidėjas iš kitos pusės lentos. Na, kažkada per savo karjerą yra susitokį metęs varžybų metu. Juokinga buvo. 3 taškų zonos Baranauskas dabar rodo, kad gali įmesti iš toli, tačiau netaikliai šį kartą nepavyksta. Ir labai daug kontakto duoda Paipa. 3 taškų zonos Rebuckas. O Paipa toliau nenurimsta, labai piktai dabar žiūri į varžybų teisėjus, prašydamas pražangos puolime. Dabar jisai bandys įsirevanšuoti po pačiu metimu. Blokas. Netaip lengva braliuk, netaip lengva. Yra aukštų vyrų šitoje lygoje. Račickas blokuoja dabar puikiai Latvijos metimą. O jis toliau diskutuoja. Toliau diskutuoja su teisėjais. Keitimą dabar ruošia Tauro komanda. Į aikštelę sugrįžtų dabar 7 numeris.
Ir pirmą kartą šios dienos varžybose pasirodo 23-asis Tauro komandos numeris Vėsdauskas. (22-14) priekyje kol kas Peterboro Tauras. Dabar Latvis. Paipa. Kas vyksta aikštelėje, jis palieka rungtynės. Neįdomus dabar dalykai vyksta aikštelėje. Labai gaila, puikus žaidėjas, tačiau nepavyksta susitvardyti. Ir jis pykčiais išeina iš varžybų tiesiog. Dabar įdomi situacija, ką nuspręs teisėjai. Aštuonioliktasis Sundown komandos žaidėjas. Paipa palieka aikštelę. Aiškiai rodydamas nusivylimą teisėjų švilpukais. Įdomi situacija. Grįžtame į varžybas. Dabar Egidijus Revuckas turi galimybę padidinti rezultatą iki 23 taškų. Atsiprašau, 9 taškų persvaros. Tačiau to nepavyksta padaryti vienu metimu už techninę pražangą. 22-14 priekyje Tauras. Taip, pagaliau grįžtame į varžybas. Ataką pradės, nuo galinės linijos ataką pradės Barbaros Sundown. Eimantas išmetinėja kamuolį. Iš 3 taškų zonos Samoška. Labai drąsiai, jau ne pirmą kartą, tačiau netiksliai. Kovoja kamuolį. Tauras skuba į priekį. Šebauskas vėl iš 7 metrų. Netaikliai. Nepavyksta kovoti Dovydui kamuolio. Tačiau pavyksta perimti jį. Bendrom jėgom, ar taip? Ne. Viskai su kamuoliu liks Sundown. Keitimas dabar Tauro komandoje. Į aikštelę turi grįžti Mirovas. O leidžia pailsėti savo komandos draugui Revuckui. Eimantas priima kamuolį iš Jorio. Sienelė. 2-2. Idėja buvo gera, tačiau truputį reikia tik sustardavimas, o Mirovas jau skuba į priekį. Novidas. Pilnas. Ties prieš vieną, taip. Prasiveržimas, labai lengvai prasiveržia. 2 taškai po krepšio. Nepavyksta, nesuskumba pagalba po krepšiu ir 2 taškai. Jau 10 taškų skiria komandas. 24-14 priekyje Tauras. Joris, 1-1, Kūnų, puikiai. Šiek tiek netiksliai, kas atkovos kamuolį. Joris pasiima jį, Eimantas su kamuoliu, kairiau perdavimas. Samoška, dar bus 3 taškai, ne. Eimantas, 5 sekundės liko ataką iš 3 taškų zonos Eimantas. 3 taškai. Puikus metimas. Mirovas. Jasdinskas. Dabar netikslus perdavimas ir kamuolį praranda Tauro komanda. Tuo tarpu keitimas Sundown stovykloje. Tomas grįžta į aikštelę. Ramoškas yra šiek tiek pailsėti. Tomas prasiveržimas kairiau labai drąsiai. Pražanga Mirovui. Pražanga, kuris siūs. Tomo prie baudų metimo linijos. Keitimas dabar Sundown komandoje. Eimantas sėdi pailsėti. Pirmasis metimas taiklus.
Antras įskaitas. Fabrikas grįžta į aikštelę, Tauro komandoje. Na, kol kas naudodamasis progą noriu pristatyti lygos rėmėjus. Tai yra SNE Construction Group. Taip pat lietuviškas restoranas Kaimas. Ačiū jiems. Taip pat MNV Solutions. Ir taip pat Spot of Nature. Tuo tarpu mes praleidom baudos metimą, kuris lygtai buvo su pražanga. Rezultatas 26 ir 19. 7 taškų persvara priekyje kol kas Peterboro Tauras. Ir žinoma, pagrindinis lygos rėmėjas, kurio nepaminėjau su kitais rėmėjais, tai yra RG Recruitment. Dėkui visiems. Joris dabar iš toli, labai drąsiai, per rankas, netaikliai, kas atkovos kamuolį. Tauras, pameta Šarkanas, dar labiau nustebina netiklių metimų, gana iš geros pozicijos patekčių. 23 Sundown numeris. Eitmontas turėjo puikią progą iš po krepšio stovojant kamuolį, tačiau neišnaudoja jos. Bet šis kas grįžta į aikštelę prie baudų metimo linijos. Trečiasis Sundown komandos žaidėjas Rosenthal. Pirmasis metimas tiklus. Taip pat taiklus. Iš pavardės spėju, kad dar vienas broliukas. Latvis Sundown komandoje. Tuo tarpu Tauras skuba į priekį. Prasiveržimas puikus, tačiau šiek tiek netikslus iš po krepšio metimas. Joris dabar jau su kamuoliu. Rosenthal, kritiškų zonos laisvės. Netaikliai. Griūna dabar ant žemės. Šarkanas atkovoja kamuolį. Dabar kokia kova vyksta aikštelėje, kokia kova. Šarkanas iš toli, tikrai gerą metimą turintis žaidėjas, tačiau šį kartą netiksliai. Joris. Suveržimas, flauteris. Ir taškai. Tokius flauterius kaip Semkis gliaužo Joris. Daug teko matyti jo taiklių tokių flauterių. Labai minkštą ir gražų metimą turintis žaidėjas. Vyčio komandos auklėtinis. Dabar Jūnas puikiai prasiveržė. Perdavimas. Dešiniau, Rakickas, 2 taškai ir pražanga. Nepagailėjo dabar kamuolio komandos draugui. 7 Tauro numeris. Puikus epizodas. 27-23. Priekyje Tauras. Iki pirmojo kėlinuko pabaigos, jeigu neklystu, švieslentė rodo 3,5 sekundės. Kovoja Tauras kamuolį, metimą pavyksta atlikti laiku ir dar antrą laiku metimą pavyksta atlikti, tačiau abudu jie dėja netaiklus. Na kągi, po pirmojo kėlinio labai daug intrigos, labai daug įdomių epizodų, labai daug ginčų ir 29-23 priekyje Tauras. Niekur nesiskirstykit, susitiksim jau netrukus.
tai šil pagal 96 metus. Arūns. Pagal 96 taisyklės dar švilp. Arūns. Ką? O kas? Ne, nieko. Ką, grįžtame į rungtynes, kuriuose šiandien kol kas tikrai įdomiai pilnose intrigose susitinka Peterboro Tauras ir Peterboro Sundown. Kol kas po pirmojo kėlinuko 29-23 priekyje Tauras. Ir Sundown pradeda antrąjį kėlinuką ir Joris su kamuoliu. Perdamas kairiau, Rosenthal neatakuoja, Joris prasiveržimas Eimantui. Iš 3 taškų zonos, Myrovas vos neblokuoja metimo, labai jau arti buvo bloko Myrovas. Ir metimas netaiklus. O, kaip gražiai dabar perduoda Rebuckas. Jeigu neklystu, atliko rezultatyvų perdavimą po krepšiu. Ir 2 taškai. Joris, gal Eimantui. Rosenthal. Ar žais? Prieš vieną Rosenthal. Taip žaidžia, tačiau pritrūksta. Taip tikslumo galbūt paprašė. Rebuckas puikiai atstovi gynyboje. Be pražangos. Myrovas dabar skuba į greitą puolimą. 2 taškai po krepšio. Na, jaunimas nespėjo susispausti ir grįžti ir įsidėstis į gynybinėje pozicijoje. Rosenthal jau varžovų pusėje. Joris iš toli, labai toli, metimas netikslus. Bendrasiai dabar atakavo, Rebuckas bandys perduoti kamuolį šį kartą netiksliai. Perimas Sundown, tiksliau liečia perduotą kamuolį ir kamuolys palieka aikštelėje, taigi Tauras liks su juo. 33-23, 10 taškų skirtumo priekyje Tauras. Račiskas. Rebuckas iš toli. Na, šiandien Rebuckas labai drąsiai atakuoja iš toli. Jau 1 ar 2 metimus įmetė, tačiau šį kartą metimas netikslus. Rosenthal į kairę Joriui. Tomas per vidurį, prasiveržimas. Bandymas išmesti kamuolį Baranauskui netikslus. Na, o čia Rebuckas savo stichijoje puikiai pamato ir perduoda ore. Kamuolį po krepšiu, kurio pasekoje 2 taškai. Tauras jau 13. Tuo tarpu Tomas iš 3 taškų zonos sako, dar ne viskas baigta. Dabar jau labai netiksliai bando perduoti kamuolį, tačiau kažkokiu būdu išsaugo į savo rankose Tauras. Vėl iš 3 taškų zonos, netaikliai, kad atsavos kamuolį. Sundown. Sundown lieka su kamuoliu. Time out. Šioks toks lengvas chaosėlis dabar aikštelėje. Ir minutės pertraukėlės prašo Sundown. Sugrįžime netrukus. Grįžtame po minutės pertraukėlės į aikštelę 35-26 priekyje Peterboro Tauras. Dabar Sundown su kamuoliu pradės savo ataką nuo galinės linijos. 2 minutės sužaista antrajame kėlinuke. Komandos neturi nė vienos komandos pažangos. Koks staigus Tomo metimas iš toli, labai netikėta. Netaiklus jisai, kamuolio nepavyksta kovoti Sundown komandai. Vėl Tauras į priekį ir vėl puikiai Rebuckas. 2 taškai iš po krepšio. Na, dar kartą užklumpa nepasiruošus Sundown komanda. Tiesiog nespėja grįžti niekas į gynybą. Rosenthal stato savo komandos puolimą. Eimantas
Perdavimas Rozentaliui. Joris. Baranauskas stato jam užtvarą iš dešinės. Rozentalius laisvas nesiryžta. Pasiviršia. O, atakai laikas. Taip, baigėsi atakai skirtas laikas. Na, šiek tiek per ilgai užsižaidė dabar su kamuoliu Sundown komanda. Turbūt nepastebėjo, kiek laiko liko atakai. Ir dėja, tai yra klaida. Revuckas prasiveržimas. Kontaktas po krepšiu, tačiau teisėjų šilpukai tyli. Kovoja kamuolį Tauras, iš 3 taškus dabar Wilsonas atakuoja Obrikas. Netaikliai. Keitimas dabar Tauro komandoje. Sundown perina į varžovų pusę. Rosenthal įžaidinės kamuolį. Sienelė, Ramoska dabar stato sienelę kairiau. Joris kairėje pusėje iš toli atakuoja, galvau ne 3. Ir vėl kitimas netiklus, tačiau kovoja kamuolį Ramoska. Perdavimas Joriui, ant 2 žingsnio pagavęs kamuolį, nelaudamas metą, tačiau netaikliai. Kovoja Baranauskas, tačiau taip pat nepavyksta pataisyti metimo. O Revuckas jau skuba į priekį, pražanga. Na, puikus žaidėjas yra. Revuckas labai gerai įvertina situacijas. Ir išprovokuota dar viena gynėjo pražanga. Kamuolio Tauras. Dovydas dabar nesiryžta perduoti kamuolio kertančiam Revuckui. Kriūnas. Nes prieš vieną taip pat nežaidė Račiskas. Dovydas. Taip, gražus, randa dabar skylutę gynyboje po krepšiu ir tuo naudojasi. 2 taškai. 39-26. Priekyje Tauras. Lieka žaisti 6 minutės. Baranauskas žaidžiantis prieš vieną. Taip, pusiau kabliu. Net tiksliai dabar Račiskas puikiai atstovi gynyboje. O Myrovas jau priekyje. Taip, prasiveržimas, pražanga. Na, Tomas dabar bando pasakyti, kad per kamuolį lėčiau, ar rankas visiškai nelėčiau. Čia teisėjo tai neįtikina, o pražanga siunčia Myrovą prie baudų metimo linijos. 2 metimai. Yra 3 asmeninė pražanga Tomui. Ir Tauras jau ruošia keitimą. Šarkanas pasirodys aikštelėje. Pirmasis metimas taiklus. O taip pat ir Eimantas Sundown komandoje. Pasiruošia žengti į aikštelę. 40-26. Antrasis taip pat taiklus. Taigi, minėtas keitimas įvyksta dabar. Sulelio sėda Tomas Sundown komandoje ir Myrovas 3 Tauro komandos numeris. Rosenthal. Joris. Eimantas centre su kamuoliu, kairiau Rosenthaliui. Gynyba tikrai solidi. Tauras labai gerai gynėsi. 3 sekundės lieka atakai. Metimas priverstinis, netaiklus, kas atkovoja kamuolį. Tauras. Taip, Tauras su kamuoliu. Dar viena pavyzdinė gynyba iš Tauro pusės. Jonas. Prieš vieną. Atsilošdamas meta gan sunkų metimą, kuris yra netaiklus. Račiskas atkovoja kamuolį, tačiau pataisyti antruoju bandymu metimo nepavyksta. Eimantas labai greitai, staigiai nieko nelaudamas iš toli netaikliai. Tačiau su kamuoliu lieka Sundown. Eimantas iš galinės linijos. Ramoškai. Ramoška drąsiai vėl iš toli, tačiau šį kartą per stipriai. Kamuolys net neliečia lanko. Revuckas. Prasiveržimas. Ir vėl drasko gynyba. Drasko Sundown gynyba. Kaip peiliu per sviestą Revuckas. 2 taškai iš po krepšio. Rosenthal. Joris. Ar bus perdavimas Barnauskui? Taip ir yra. Žaidėjas prieš vieną naudojasi savo didžiuliu kūnu. 2 taškai. Šįkart netaip sėkmingai gynyboje Račiskas.
Šarkanas, atgal Račickui. Rebuckas, kairiau prasiveršimas prieš Jorį, taip, bandys prieš jauną įgynėją savo skilsus parodyti Rebuckas, tačiau netaikliai. Eimantas tuo tarpu. Perdamas po krepšiu, Ranoškai, puikus klaidinantis judesys, tiesiog pakabina į orą Dovydą. Pražanga. Du būdų metimai. Taip, du būdų metimai. Rezultatas 43-28 priekyje Tauras. Tai yra pirmoji komandinė Tauro pražanga, tik tai pirmoji. Lieka žaisti 4 minutės. Antrajame kilinuke. Na, o mes susitiksim jau iš karto minutės pertraukėlės. Grįžtame po minutės pertraukėlės. Iki ilgosios pertraukos lieka 3 minutės 53 sekundės ir 15 taškų priekyje šiose varžybose kol kas Tauras. Pirmoji bauda taikli, Ranoška realizuoja pirmąjį metimą. Antrasis taip pat pašakinė šiek tiek Kalnoto įkrenta į krepšį ir Tauras perina į pozicinę ataką. Rebuckas su kamuoliu. Šarkanas. Obrikas. Dabar teisėjas stabdo žaidimą, prašydamas išjungti muziką. Arūnui nepatinka muzika. Juokauju, žinoma. Taip. Jazdauskis, perdavimas Obrikui. Atakai lieka jau tik 6 sekundės. Rebuckas. 3 sekundės lieka. Perima kamuolį. Sundown. Kubai priekį, 2-1. Eimantas. Koks netaiklus metimas. Joris atkovoja kamuolį. Laimė Joris atsiranda laiku ir vietoje. Dar turėjo kartą. Rosendals pakartoti metimą, tačiau net taikliai. Keletą metimų jau prametė iš pakrepšio Rosendals. Nelabai geros jam šiandien varžybos. O tuo tarpu Sundown su kamuoliu. Eimantas. Rosendals. Dešiniau Ramoškai. Ramoškai žaistinės prieš vieną prieš Dovydą. Taip. Ne, nesiryžta. Atgal Jorį. Atakai 7 sekundės. Kontaktas. Taip, tai buvo panašu į pražangą. Tai... Taip. Metimas buvo atliktas iš 3 taškų zonos, taigi 3 baudų metimai. Baudų metimo linijos Ramoška. Tuo tarpu keitimą atlieka Tauras. Kriūnas grįžta į aikštelę, leisdamas pailsėti Dovydui. 43-30, 13 taškų. Persivara priekyje Tauras. Pirmasis baudos metimas tikslus. Antras taip pat.
Puikiai. Visi 3 baudos metimai tikslus. 43. 10 taškų dabar mažinama persvara. Revuckas. Jazdauskis. Žiūnui perdavimas. Ar žaismės prieš vieną. Taip, mažas stepbackas. Iš 3 taškų zonos netaikliai. Dėja šį kartą 7 tauro numeris. Ir kamuolį turės savo rankose Sandel. Kairiai pusė Joris, prasiveržimas flauteris, apie tą patį minkštą flauterį aš ir kalbėjau. Dar 2 taškai Joris sąskaitoje. Revuckas, prieš Jozentą. 2 taškai iš vidutinės distancijos. Dabar tuo pačiu atsako Revuckas. Puikus žaidimo epizodas. Joris vėl su kamuoliu. Bandė 2 prieš 2 sužaisti, netiksliai. Petrikis, prasiveržimas, netikėtas prasiveržimas ir išprovokuoja dabar gynėjo pražangą Petrikis. Savo ataką pradės Sandel nuo galinės linijos, bet po minutės pertraukėlės. Taigi 10 taškų skirtumų priekyje Tauras ir netrukus susitiks. Kaip komentavimo garsas, Chebra, parašykit komentaruose. Ar per tyriai, ar per garsiai, ar dar kokie nors niuansai. Iš anksto dėkoju. Ačiū Martynai. Malonu girdėt. Ačiū Vytautai. Kągi, grįžtam po minutės pertraukėlės. 45-35, 10 taškų skirtumų priekyje Tauras. Kol kas varžybos tikrai intriguojančios, įdomios. Rezultatas gana apylygis. Buvo ir dramos pirmajame kėlinuke. Vienas iš Sundown komandos žaidėjų nusprendė palikti varžybas ir išeiti dėl teisėjų sprendimų, dėl nesusinkų pražangų prieš jį, anot jo. Dabar nuo šoninės linijos Eimantas pradės Sundown ataką. Samoška lieka kampe, neišeina pavojingai. Taip, yra. Norėjau sakyti, pavojinga situacija sudūrė. Ir perdavimas buvo netikslus, kaip ir tikėtasi. Keitimą dabar ruošia Sandel komanda. Baranauskas pasirodys aikštelėje. Vietoj Deimanto. Taip, Petrikis sėda vėl. Labai nedaug sužaidęs, vėl sėda ant sarginių suolelio. Pirmą kartą šios dienos varžybose aikštelėje taip pat pasirodo Trušas, 7-asis Sundown komandos žaidėjas. Dabar labai puikiai perima dabar kamuolį Sundown komanda ir dar bandydamas išsaugoti kamuolį prasižengė Revuckas. Keitimas Tauro komandoje. Revuckas šiek tiek pasėdėt nusprendė. Reikia polisio ir lyderiui. Dabar Sundown pradeda savo pozicinę ataką. Su kamuoliu Joris. Perdavimas Fulcas. Perdavimas Eimantui į kairę. Ar duos kamuolį Baranauskas? Ar pasieks kamuolys Baranauskas? Taip ir yra. Koks atsargus perdavimas atgal.
pražanga. Nepavyksta dabar apsiginti 1-2 atskubančius greitoje atakoje Tauro žaidėjus. Joris pasižengia. Nemetimo laiku buvo atlikta pražanga nuo teisėjo, taip kad ataką Tauras turi pradėti nuo galinės linijos. Baudų metimų nebus. 45-35. Lieka žaisti 1 minutę ir 10 sekundžių. Jonas. Nežaidžia 1-1. Obrikas, dešiniai pusėje. Bandymas perduoti po krepšiu savo komandos draugų, tačiau netiksliai. O Ramoška jau skuba į puolimą. Metimas po 2 žingsnio netiksliai. Obrikas jau varžovų aikštelės pusėje po krepšiu. Kaip greitai Tauras perėmė į puolimą. Sunku tikrai net pastebėti ir sugaudyti, kaip greitai nuo vieno krepšio pusės iki kito perėmė Tauras Baranauskas ir įtena kamuolį iš to krepšio. 2 taškai. Lieka žaisti 27 sekundės. Pilnas prasiveržimas. Dešiniau. Taip, 2 žingsnis ir 2 taškai. Gan lengvai dabar 1-1 apžaidžia Pilnas. Tai yra paskutinė ataka, ko gero paskutinė ataka šiame kėlinuke. Lieka žaisti 10 sekundžių. Baranauskas Eimantui ant 3 taškų zonos. 2 taškai, flauteris arčiau krepšio, puikiai Eimantas dabar įvertina situaciją. Labai toli metimas, netaiklus. Taigi, aidi antrojo kėlinuko sirena, paskelbinti antrojo kėlinuko pabaigą. Po 2 kėlinukų, 49-39, 10 taškų skirtumų priekyje Tauras. Susitiksim jau netrukus. Iki. Rebuskas dabar iš arčiau. Na ką, teisėjas Vaidas pasiruošęs perduoti kamuolį Rebuckui. Trečiasis kėlinukas prasideda dabar. Mirovas su kamuoliu. Perėmė
Sobrikui iš 3 taškų zonos nieko nelaukia, Sobrikas meta netaikliai. O, Račickas, 2 taškai ir pražanga. Na čia tai bent. Plus 4 naudingumo balus per 1 sekundę uždirbęs epizodas. Arnoldui atkovotas kamuolys, išprovokuota pražanga ir 2 taškai. Na, pažiūrėsim, ar pavyks 5-ąjį surinkti. Taip, bauda taip pat taikliai, plus 5 naudingumo balai. Čia tai da. Ok, Sundown. Pereina į pozicinę ataką. Neimantas. Tomui kairiau. Iš 3 taškų zonos, iš labai toli. Netaikliai Tomas Baranauskas dar bando pakovoti dėl kamuolio, tačiau nesėkmingai Myrovas kairiau Kriūnui. 1-1 žais. Ne, nesirysta. Paskui. Rebuskis su kamuoliu. Prasiveržimas gan lengvai, kairė ranka. Puikiai užbaigia. Metimą kairė ranka. Rebuskis. Joris dabar su kamuoliu. Kuo gali atsakyti Sundown. Stringa Sundown. Stringa nuo pat pradžios trečiojo kėlinuko. Tiesa, dabar pavyksta išprovokuoti pražangą metimo metu. Rosenthalas prie baudų metimo linijos. 2 metimai. 54-39. Priekyje Tauras sužaidus 1 minutę trečiajame kėlinuke. Po 1 dabar komandinę pražangą turi komandai. Netaiklus metimas. Antrasis taip pat netaiklus. Na, nustebino šiek tiek. Račickas atkovoja kamuolį. Prasiveržimas iš kiekvieną. O, koks perdavimas. Saldainiukas po krepšių kertančiam Myrovui. 2 taškai. Puikus epizodas Tauro komandos naudai. Joris dabar su kamuoliu. O, perima kamuolį. Bando atiduoti Baranauskui po krepšių. Ir greita ataka. O, vėl Myrovas. O, dievulėliau. Koks dabar puikus žaidimas. Na, Tauras pradėjo visiškai susikaupę, visiškai greitai, visiškai stipriai. Sundown yra lengvam knockdown'e trečio kėlinuko pradžioj. Tomas dar kartą bando iš toli. 3 taškai, na pagaliau, Sundown. Bent kažko gali atsakyti. 58-42. Jau 16 taškų priekyje. 19 buvo taškų, tačiau 3 Tomo taškai mažina persvarą iki 16. Nepavyksta dabar išlaikyti kamuolį savo rankose Sundown komandai. Ataką pradės Tauras nuo šoninės linijos. Labai atsiprašau dėl trūkimusio balso, kažkaip netikėtai užpuolė gerklės kutenimas ir kosulys. Bet kažkaip tai komentavimą reikia tęsti. Myrovas iš vidutinės dabar distancijos. Nuo maždaug baudų metimo linijos. Taikliai iš vidutinės. Myrovas tikrai labai atrodo gerai. Ir labai rezultatyvus. Joris. Baranauskui. Pagaliau pasiekti Baranauską kamuolys. Blokas. Puikus blokas dabar. Be pražangos pavyksta apsiginti. Kamuolys dabar palieka aikštelę. Su kamuoliu bus ir savo ataką pradės Sundown. Tuo tarpu buvo keitimas atliktas Sundown komandoje. Jie dabar su kamuoliu dabar Jėcunskas. Iš 3 taškų zonos dar kartą. Na, nesiseka. Ne taip sekasi, kaip norėtų Tomas. Baranauskas ištelna ranką ir perima kamuolį. Joris. Ar pavyks greita ataka? Iš 3 taškų zonos labai greitai meta Joris. Tačiau netaikliai atkovojo kamuolį. Ką tik aikštelėje pasirodęs Deimantas. Joris vėl su kamuoliu dar kartą bando iš toli. Netaiklus metimas, Kriūnas ima kamuolį. Ir Myrovas su juo pradės pozicinę Tauro ataką. Račickas. Perdavimas Rebuskui. Kriūnas. Labai atsilošęs sunkų metimą iš toli bando atlikti Kriūnas netiksliai. Tačiau kažkokiu būdu Tauras išsaugo kamuolį savo rankose.
Po krepšių prasižengė Sandel komanda. Nemetimo metu atlikta pražanga, taigi Sandel tai yra Tauras pradės savo ataką nuo galinės linijos. Dabar keitimas vyksta Tauro komandoje. Tarkanas ir Dovydas pasirodo aikštelėje. Nebus rankose kamuolys. Račickų išmetimas po pat krepšių, kairės rankos. Wow, puikiai atliktas derinys. Dar vienas puikus Rebucko epizodas. Užmigo šiek tiek Sandel komandai, įsimetinėdama kamuolį iš po krepšio. Ko pasiekoje 2 taškai iš po krepšio dar kartą baudžia Tauras. Dabar labai neatsargiai žaidžia, vos neperima kamuolio. Tauras perdamas Baranauskui, gal vienu perdamu per daug. Kažkas atsitiko po krepšiu. Taip, vis pražanga. Taip, pražanga Tauro komandos žaidėjui. Jeigu neklystu, Račickas prasižengia nukirsdamas Butkų. Taigi nuo galinės linijos ataką tęs Sandel komanda. Išmetimas panašus epizodas. Baranauskui bandymas atlikti perdavimą netiksliai. Panašu į kontaktą, tačiau pražangos neduoda teisėjas. Rebuckis jau priekį. Kaip greitai Tauras perina. Koks iš posas krečia Tauras. Wow. Nuostabus bandymas perduoti kamuolį, tačiau truputėlį netikslus. Ir ataką pradės Sandel su kamuoliu. Rosenthalas. Ačiū Dima, ačiū už gražius komentarus dėl komentavimo 3 taškai. Dabar Pravoška pagaliau atsibunda. Šiek tiek sudrebina Tauro gynybą ir parodo, pasako tuo pačiu, jog ne viskas čia žinos sudžybose dar baigta. Perdamas iš nugaros, Dovydas, prasiveržimas. Pražanga. Butkus, jeigu neklystu, prasižengia prieš Dovydą. 2 baudos metimai. Dovydas prie baudų metimo linijos. Pirmasis netaiklus. Antras taiklesnis. Rosenthal su kamuoliu. Prieš Rebucką. Kontaktas į veidą, tačiau vis tik pražanga gynyboje, jeigu neklystu. Kyštelėjo ranką ir tuo pačiu įkišdamas veidą į žaidėjo zoną, besiginantis Tauro gynėjas. Su kamuoliu Sandel. Butkus. Koks staigus ir aštrus perdavimas po krepšių, kurio Ramoška dar nebuvo pasiruošęs priimti. Ir to pasiekoje turim prarastą dar vieną kamuolį. Rebuckas. Dovydas bando žaisti prieš vieną prieš Tomą. Tomas jėgos turi atlaikyti jo puolimą, taip ir yra. Rebuckas prasiveržia. Netaiklu. Pats atkovoja kamuolį. Ir dar kartą netaikliai. Baranauskas atkovoja. Rosenthal. Panašu žingsnis. Šilpukas tyli. Rosenthal. Toliau Tomui. Tomas nesiryžta. Pašokdina žaidėją ir bando mesti iš toli. Deja, metimas netaiklus. O bekovojant dėl kamuolio pražanga skiriama Sandel ekipai. Taigi Tauras su kamuoliu. 65-45, 20 taškų skirtumų priekyje Tauras. Rebuckas su kamuoliu. Lieka žaisti 4,5 minutės iki 3 kėlinuko pabaigos. Koks kirtimas, koksai kirtimas. Nepavyksta, tik tiek sėkmės pritrūktų užbaigti metimą. Tiksliai iš po krepšio, Ramoška jau skuba į priekį. Žaidžia prieš didelius aukštaūgius po Tauro krepšiu. Račickas vos neblokuoja metimo. Ir galiausiai Tauras atkovoja ir apsigina šios atakos eigoje. Jonas. Sprendimas prieš vieną prieš Rosenthal. Perdavimas Račickui.
Na, padėjau dabar Ašiskas nemeta iš vidutinės distancijos, verstėja ir prastas perdavimas. Štai kuo baigėsi neteisingai priimtas sprendimas. Mano nuomonė, Ašiskas turėjo mesti laisvas nuo baudų metimo linijos. O dabar viskas baigėsi tik tai klaida. Sundown su kamuoliu. Dabar keitimas atliktas abiejose ekipose. Butkus sėda pailsėti, o Tauro ekipoje aikštelėje Jazdauskis. Dabar iš toli, netiksliai, atkovoja kamuolį. Sundown komanda. Dar vieną atkovoja Eimantas. Pražanga, dabar tai pražanga pavyksta sustabdyti šį metimą. Jazdauskis prisižengė antrąjį kartą gal. Taip, tai yra antroji asmeninė Jazdauskio pražanga. Eidmontas pirmąjį savo baudos metimą prameta. Pažiūrėsim, koks bus antrasis. Na taip, kamuolys net neliečia lanko. Taigi, nei vienas baudos metimas netikslus. Na, Eidmontas turi bėdų. Ne pirmą kartą matau, kad šis krepšininkas, šis žaidėjas turi problemų metant nuo baudų metimo linijos. Dabar Mirovas su kamuoliu. Martinas. Pasiveržimas arčiau krepšio. Metimas netikslus. Obrikas atkovoja kamuolį po krepšiu. Labai daug trafiko po krepšiu. Kažkokiu būdu atlieka metimą. Ir kuris yra tikslus. Na, neįtikėtinai dabar sužaidžia Obrikas. Dabar jau toks daugiau desperatinis metimas su kontaktu. Teisėjų švilpukai tyli. O teisėjo švilpukas dabar netyli. Jau kamuolį kontroliuojant Tauro komandai. Pražanga stabdanti greitą komandos ataką. Gal ir neblogas sprendimas. Na ne, tačiau tai yra penktoji komandinė pražanga. Jeigu viešlinkėjas degantys skaičiai neklysta. Taip, tai yra penktoji komandinė pražanga. Taigi Obrikas prie baudų metimo linijos. Pirmas tikslas. 68-45. Priekyje Tauras. Iki trečiojo kėlinuko pabaigos lieka žaisti 3 minutės. Antrasis taip pat taiklus. Abu baudų metimai tikslus. Eimantas su kamuoliu. Na, Sundown komandai jau reikėtų norėjau sakyti, susiimti, pradėti žaisti tiek gynyboje, tiek šiek tiek geriau, tiek puolime. Tačiau iš karto mano žodžius seka dar viena klaida lygioje vietoje. Šarpinas dabar pradės Tauro komandos ataką nuo šoninės linijos. Obrikas. Na, labai nepasisekė. Priimant kamuolį į koją. Pataiko kamuolys ir skrieja į užribį. Eimantas dabar pradės pozicinę Sundown komandą. Iš toli laisvas, taip reikia atakuoti. Eimantas gali pataikyti, taip ir daro. 3 taškai. Mažina dabar persvarą iki 19 taškų. Atsiprašau, iki 21. Jeigu švieslentė nemeluoja, dabar Obrikas puikiai prasiveržė po krepšiu. Su kontaktu pelno 2 taškus. Taip, ir persvara auga iki 23 taškų. Tauras priekyje. Lieka žaisti 2 minutės. Rosenthalas. Prasiveržė kairiau, perdamas Ramoškai. Reikia mesti, laisvus reikia mesti. Teisingai daro Sundown komandos žaidėjas. O dabar vėl nieks nesuspėja. Nieks nesuspėja grįžti į gynybą. Ir labai lengvi taškai Obrikas iš krepšio. Po puikaus komandos draugo perdavimo. Na taip. Rezultatas jau artėja iki nepavėjimo po truputėlį. Rosenthalis su kamuoliu iš toli, nieko nelaukęs, dar kartą netaikliai, na, visiškai nesiseka kol kas Sundown komandai atakuoti krepšį. Dabar teisėjas sušilpė konstrukciją ir atiduoda kamuolį Taurui. Tuo tarpu Rosenthalis sėda pailsėti.
Ir Myrovas pradės Tauro komandos ataką. Arkanas, puikus metikas, tik labai netaikliai. Geras snaiperis, tačiau šį kartą netaikliai. Eitmontas, puikus, 2 žingsnis, gan lėtai, tačiau dideliais žingsniais. Ir nebe varžovo sutrukdymo pražanga buvo skirta metimo metu, taigi Eitmontas dar kartą bandys pasakyti, jog aš klystu dėl baudų metimo, taip ir daro. Pirmasis tikslus. Na, žiūrėsim, kaip seksis su antruoju. Gal per anksti papeikiau Eitmontą. Antrasis netikslus. Ir atkovoja kamuolį Obrikas. Tomas bando įspustelti, tačiau Tauras tęsia ataką. Jaskauskas koks prastas perdavimas į niekur. Ir Sundown su kamuoliu. Eitmontas puikiai atsidarė po krepšių ir bandys žaisti. Taip, 2 taškai ir pražanga. Na, dabar puikiai 1-1 sužaidžia. Net ir pagalba atėjus Šarkanui nepadėjo šį kartą Tauro ekipai. Taip. Baudos metimas taip pat tikslus, taigi 2 taškai su pražanga. 73, 52 priekį Tauras. Oi, taip dabar lengvai. Jokios pagalbos nešeina po krepšiu ir vėl 2 taškai Myrovas. Dar kartą po krepšio. Iki kelinuko pabaigos lieka žaisti 40 sekundžių. Eimantas. Joris. Na, per daug ten žmonių turėtų pasiskirsti šiek tiek į šonus. tą ir daro Tauro komanda. Ramoška iš toli. Drąsiai, 3 taškai. Na, reikia pataikyti Sundown komandai, jeigu jie dar galvoja sugrįžti į rungtynes. Ir šitas tritaškis mažina skirtumą iki 20 taškų. 20 sekundžių. Paskutinė Tauro ataka šį kėlinuką. Na, dabar įdomu, ką paruoš Tauras, pasigerinį Myrovas. Gana anksti ir netaikliai iš toli. Šarkanas atkovoja kamuolį puolime ir taip pat netaiklus metimas. Dar vienas atkovotas kamuolys ir dar vienas atkovotas kamuolys ir dar vienas atkovotas kamuolys. Ir dar vienas atkovotas ir dar... Oh my god, kas čia vyksta? Na, gal 6 puolime atkovoti kamuoliai ir 7, aš jau net nespėjau suskaičiuoti. Tačiau pataikyti nepavyko. Ir tuo momentu aidi sirena, skelbianti 3 kėlinuko pabaigą. Taigi 20 taškų. Priekyje Tauras. Lieka vienas kėlinukas. Na, pažiūrėsim. Ar per jį pavyks dar kažką parodyti Sundown komandai ir grįžti į rungtynes. Taigi, labai toli niekur nepabėgti, susuksim netrukus. Kągi, grįžtam į rungtynes 4 kėlinukui. Akivaizdžiai dabar paskutinėme epizode atkovoja 7 puolime kamuolį Taurui. Akivaizdžiai Sundown komandoje trūksta ūgio. Atsisėdus Baranauskui, tikrai akivaizdžiai šiek tiek neužtenka ūgio po krepšiu. Taip pat, kaip minėjau, Deividas Jakštaitis traumuotas, kuris taip pat galėtų padėti su ūgiu. Na, dabar Baranauskui nepavyksta pataikyti po krepšio. Obrikui taip pat, greitoje atakoje, kitoje pusėje. Eimantas vėl skuba į kitą aikštelės, varžovo aikštelės pusę. Rosenthal. Jis išeina žaisti iš Myrovą, taip. Baranauskas iš vidurinės distancijos. Drąsiai, tačiau netaikliai. Brūnas atkovoja kamuolį. Vėl bėga į priekį Tauras. Na, kas? Na, teisėjo švilpukas aidi, kuris skelbia. О, Алексей.
Taip, dingo elektra, išsijungė mūsų švieslentė. Dėl to varžybos buvo sustabdytos. Manau, kad grįšime prie varžybos. Taip, elektra jau atsirado, kažkas koja turbūt stuktelėjo netyčiomis. Tauras liks su kamuoliu. Tačiau gaila, kad šią ataką nutraukė. Tokie techniniai nesklandumai. Galbūt galėjo Tauras baigti ataką 2 taškais. Nors kas ten žino. Taigi, Tauras tęs savo ataką nuo šoninės linijos. 20 taškų skirtumo priekyje Tauras. Kamuolys jau Rebusko rankose, o dabar iš Kriūno. Rozentels labai arti dengia Kriūną. Perdavimas pakarščių, pasikištama ranka vienas iš Sundown žaidėjų. Po pasikoje pavyksta perimti kamuolį, dabar Eimantas jau priekyje, Baranauskas stato jam užtvarą, flauteris, minkštas flauteris. Šiek tiek pritrūksta tikslumo. Metimas buvo geras, prieki Obrikui. Obrikas į dešinę pusę, laisvutėlis, visiškai laisvas Mirovas, netiksliai. Revuckas kyštela ranką, pavyksta vėl atkovoti kamuolį. Dar kartą iš 3 taškų zonos, netaikliai šį kartą Obrikas. Ir su kamuolį jau Sundown. Eimantas persivaro į varžovų pusę. Baranauskas lėtai ir užtikrintai prasiveržia, be pražangos nepavyksta jo sustabdyti. Obrikas prasižengia. Metimo metu. Taigi 2 baudos metimai prie baudų metimo linijos. Baranauskas. Tai yra 3 asmeninė Obriko pražanga. Iki kėlinuko pabaigos 8 minutės 48 sekundės. Vis dar tie patys minus 20. Sundown. Ir plus 20. Tauras. Pirmasis netiklus, antrasis tikslesnis Baranausko metimas. Dabar pamatysim, ką Tauras paruošė šios atakos. Tai tiesiog klaida. Praranda kamuolį Tauras. Su kamuoliu Sundown. Baranauskui įkištas, labai gražiai įmestas kamuolys, šaunuolis Eimantas. Rezultatyvus perdavimas ir Baranauskas iš po krepšio savo gabaritais nepalieka vilčių Tauro aukštaūgiams. Obrikas iš toli. Netiksliai dar kartą, dabar šiek tiek atkarpa, kurioje Taurui nesiseka įmesti taškų. Galbūt galėtų Sundown jie pasinaudoti, tačiau Tomui vėl nepavyksta realizuoti metimo iš 3 taškų zonos. O tuo tarpu Kriūnas 2 taškai kitoje aikštelės pusėje. 57-58. Priekyje Tauras. Eimantas iš toli nesiryšo. Vėl Baranauskui. Ir vėl Baranauskas. Šį kartą ne taip tiksliai. Mirovas. Kaip greitai Tauras perina į puolimą. Žinoma, rizikuoja. Rizika šį kartą nepasiteisina. Prarastas kamuolys, tai tikslus perdavimas. Eimantas iš toli nesiryšta, prasiveržia. Lėtai. Kamuolį pavyksta išmesti link krepšio. Netiksliai dėja. Ataračius, jau skuba į priekį. Koks perintas kamuolys, Tomas, nesportinė. Taip, tai yra nesportinė. Visiškai sutinku su teisėjo sprendimu. Jeigu jau sustabdytos varžybos dėl šito kontakto, tai turėtų būti nesportinė pražanga. Galbūt, jeigu jis buvo nedidelis, galima buvo palikti ir ją tęsti, kad jau buvo 2 Sundown žaidėjai priekyje, buvo garantuoti praktiškai 2 taškai. O šiuo atveju mes turėsim 2 baudos metimus ir su kamuoliu dar liks Sundown. Taigi, minutės pertraukėlė. Jos paprašė Tauras. 77-58. Iki kėlinio pabaigos. 4 kėlinio pabaigos. 7 minutės ir 30 sekundės.
Kągi, grįžtame į rungtynes, kuriuose gan užtikrintai priekyje beveik visų varžybų metu yra Friderboro tauras. Dabar už nesportinę pražangą Tomas Jacinskis realizuoja pirmąjį baudos metimą. Antrasis netikslus, tačiau su kamuoliu liks dabar Sundown komanda, kurią pradės Rosentals nuo šoninės linijos. Taip, Tomui, atgal Rosentals. Braliukas iš Latvijos. Perdavimas netikslus Tomui, tačiau vėl pagauna Rosentals. Joris puikiai gali mesti iš toli. Nu kaip dabar netaikliai, net lanko neliečia kamuolys. Deja, metimą turi gerą Joris. Tikrai gali mesti daug geriau. Rebuckas. Perdavimas Sarkiškui po krepšiu. Žais prieš Baranauską, nes prieš vieną puikiai versiją. Na ką turi, tai turi. Na ką turi, tai turi Račickas. Puikia versija, kurios dabar nepavyksta sustabdyti Baranauskui. Tačiau pražanga ir 2 baudos metimai. Pirmas netiklus. Antrasis taip pat netiklus. Rosentals atkovoja kamuolį. Gali aukštai Alkūnės, tačiau laimiai neužtaiko į veidą. Labai pavojingas perdavimas. Truputį liečia perduodamą kamuolį. Aš manau, Tauro komandos žaidėjas, ko pasekoje nepavyksta pagauti kamuolio Sundown ekipos žaidėjui. O Kriūnas jau priekyje. Labai ties prieš vieną. Step-backas, 3 taškų zonos atsilošęs, sunkus metimas ir jis yra netaiklus. Čia ir praranda kamuolį. Sundown ekipa labai neatsargiai žaidžia. Ir visą tai baigėsi dar 2 taškais Tauro komandos naudai. Dar vienas perimtas kamuolys. Kriūnas dabar. Jį taip pat čia pat ir pameta. Deja, Rosentals, dabar jau Tomo rankose vėl Joriui, atgal Tomas. Rosentals laisvas, turi mesti iš toli, teisingai taip ir daro, 3 taškai. Na, arba dabar, arba niekada. Sundown turi grįžti į varžybas, jau dabar lieka žaisti 6 minutės, 82-59. 23 taškai, yra gana daug, bet viskas įmanoma. Rebuckas prasiveržimas. Buvo panašu į pražangą, taip ir yra. Be reikalo, dabar Baranauskas kyštelna ranką prasižengdamas. O tai nesustabdo Rebucko, kuris pelno 2 taškus iš po krepšio. Taigi 2 taškai ir dar 1 baudos metimas. Viltys, ką nors šiandien pakeisti, Sundown komandai tirpsta kaip sniegas Anglijos dieną. Rosentals. Perdavimas Joriui, dešinę, nelabai tikslus perdavimas, metimo nepavyksta atlikti. Tomas gali mesti, norėjau sakyti, 3 taškų zoną, tačiau puikus epizodas gynyboje. Dovydas pučia jo metimą į šoninę liniją, iš už šoninės linijos į už šoninės linijos. Eimantas vėl netikslus perdavimas. Čia pat ir Tauras atsako klaida. 2 taškai iš po krepšio. Baranauskas. Lieka žaisti 5 minutės. 85-61 priekyje Tauras. Rebuckas prasiveržimas dar kartą. Šį kartą nepavyksta įmesti su pražanga. Bent jau tiek. Sundown naudai. Tačiau jis galės pridėti 2 taškus Tauro komandai nuo baudų metimo linijos. Tuo tarpu keitimas Sundown komandoje. Į aikštelę grįžta Ramoškas ir Eitmontas. O taip pat joje pasirodo ir
nedaug šiandien žaidęs Rušas. Jeigu teisingai išsamiau pavardę ir Deimantas. Taip, Rušas. Ir Deimantas Butkus. Taigi dabar aikštelėje Sandėl komandoje visi sarginiai komandos žaidėjai, turbūt jau laidoja viltis ką nors pakeisti šios dienos varžybose Sandėl komanda. Taigi, žiūrėsim, kaip jos baigsis šiandien. Dar vienas prastas perdavimas ir dar vienas prastas kamuolys, Rebutkas su kamuolys labai toli. 3 taškų zonos netaikliai. Butkus atkovoja kamuolį. Ramoška. Perdavimas po krepšiu. Rušui. Nepavyksta. Rezultatyviai užbaigti atakas, tačiau Sandėl komanda išlaiko kamuolį. Tai bauda, ten didelis kontaktas. Eitmontą labai sunku sustabdyti po krepšiu, na, įspūdingų gabaritų vyrukas. Be pražangos nepavyksta šį kartą apsiginti. Dar vienas šansas pagerinti savo statistiką nuo baudų metimo linijos Eitmontui. Netikslus pirmasis. Antrasis tikslesnis, taigi vieną iš 2 realizuoja Eitmontas. Kamuolį Dovydas ir pozicinė tauro ataka. Rebuskas puikiai išprovokuoja kaip senas lapinas. Provokuoja Ramoškos pražangą, pajautė, kad per arti Ramoška ir pavėluotai šoka link jo, pagavęs kamuolį pakeičia kryptį ir provokuoja baudą gynyboje. Dovydas vos nepraranda kamuolio ties vidurio liniją, pražanga Petrikiui. O tai yra 5. komandinė pražanga. Siunčianti Dovydą prie baudų metimo linijos. Baudos metimai. Pirmoji taikli. Antroji taip pat. Perdavimas Eitmontui. Perdavimas niekam į užribį. Na, va šiek tiek spaudimo padarė Tauras ir to ir užteko, kad suklystų Sandėl. Rebutkas su kamuoliu. Susiveržimas kairiau, Barkštė po krepšiu. Netikslus metimas, atkovoja kamuolį Jazdauskis. Perdavimas Šarkanas, na, turi būt. Puikų metimą turintis Šarkanas, netiksliai, bet šiandien netoks tikslus kaip visada Šarkanas. O dar vieną kamuolį kovoja Tauras, tačiau nepavyksta taikliai atlikti metimo. O čia Ramoška po krepšiu netaikliai. Butkus atkovoja kamuolį. Taip pat netikslus metimas. Na, šiek tiek nuovargis abiejų komandų stovyklose. Manau, kad nuovargis jau duoda savo ir rodo savo vieniem ir kitiem. Rebuskas dar kartą prasiveržimas, dar kartą netiklus. Eitmontas atkovoja kamuolį. Butkus skuba į priekį, perdavimas netikslus perdavimas. Tauras perima kamuolį. Dovydas. Stabdo dabar. Sulėtina komandos ataką. Rebuskas prasiveržia. Tu taškus prasiverta gana nesunkiai. Eitmontas nespėjo iškelti rankų. Rebuskas gauna dar 2 taškus. Įsirašo į savo sąskaitą. Neturiu dabar statistikos, bet Rebuskas tikrai yra įmetęs apie 20 taškų ir daugiau. Ramoška iš toli. Netiksliai. Tas kamuolys. Šarkanas išlaiko kamuolį. Su juo Dovydas. Netiksliai. Neblogas keitimas ir prasiveržimas, tačiau netiksliai. Eitmontas po krepšiu, na ką padarys prieš Jazdauskį. Dideli vyrukai po krepšiu. Netiksliai dar vienas metimas, pats atkovoja 2 kartus kamuolį Eitmontas. Dabar atmeta Petrikiui prie 3 taškų zonos. Na, netikslus perdavimai tiesiog žudo šiandien. Tai yra bauda. Taip.
Jazdauskis prasižengia metimo metu. Tauro komanda atlieka keitimą. Aikštelėje pasirodys Obrikas, Mirovas ir Račickas. Ai ne, nuo teisėjo Eitmontas neatliko metimo, taigi 2 baudos metimai nebus skiriami. Dabar rezultatas 90-62, 28 taškų persvarė priekyje Tauras. Ai, koks puikus įsimetimas, koks puikus įžaidimas, tačiau nepavyksta įmesti po krepšio Ramoškai. Račickas. Į kraštą. Teklanto neliko metimas iš vidutinės distancijos. Arkinas atkovoja kamuolį, išsaugo pas savo komandai. Mirovas perdavimas dabar Račickas po krepšiu savo legendinę verpstę, kurios vėl nepavyksta sustabdyti. Be pražangos. Tik pražanga. Tik pražanga pavyksta šiandien sustabdyti Račicko verpstę Sundown komandai. Dabar sutrenkia, sukerta rankomis. Petrikis su Račicku, atsiprašo šiek tiek už kontaktą. Pirmasis metimas netikslus. Antrasis taip pat. Ramoška kovoja kamuolį. Staigus perdavimas. Netikslus. Perima kamuolį Tauras. Eilinį kamuolį perima Tauras. Arkinas perdavimas į kraštą Obrikui. Kamuolys adresato nepasiekia. Ir Sundown jau varžovų komandos pusėje. Netikslu iš po krepšio. Ir dar netiksliau Eitmontas dabar tiesiog per viršų lentos prameta ir kamuolys tiesiog liečia konstrukciją ir Tauras su kamuoliu. Lieka žaisti minutės su pusę iki ketvirto kėlinuko pabaigos. 90-62. Priekyje Tauras. O nu tarp Obrikas. Gavęs laisvesnį momentą meta iš toli ir meta taikliai. Petrikis. Žinoma, kodėl ne? Netiksliai, dėja šiek tiek sėkmės pritrūksta Petrikio metimui. Su kamuoliu Tauras. 93-62. Dėja šiandien ir antrose lygos varžybose kovos nepamatė. Na, tik bent pirma pusė buvo šiek tiek kovingesnė, 10 taškų skirtumas, tačiau trečiajame kėlinyje Sundown komanda ketvirtajame visiškai subyrėjo. Petrikis dabar naudoja savo jėgą, sėkmingai, Eitmontui perdavimas, tik taškai iš po krepšio. Gera ataka. Ačiū Dimui už gerą komentarą. Obrikis prasiveržė, tačiau šiek tiek rusiškų keiksmažodžių ir lenkiškų keiksmažodžių derinys nuskambėjo iš Obriko lūpų. Taigi pražanga, 93 Tauro komandos numerį prie baudų metimo linijos. Pirmasis metimas, tarp kitko, netikslus. Antrasis geresnis. Butkus kamuolio. Buvo panašiai bauda. Teisėjas fiksuoja pražangą. Iš Butkų tai yra 5 komandinė pražanga, kuris siunčia Butkų prie baudų metimo linijos. Tai Butkus turės galimybę įmesti porą taškų nuo baudų metimo linijos. Pažiūrėsim, kaip seksis jam. 96-64, 32 net taškų skirtumo priekyje Tauras. Pirmasis metimas tikslus, lieka žaisti 34 sekundės. Antrasis netoks tikslus, atkovoja kamuolį Petrikis. Netikslus. Eitmontas atkovoja dar kartelį iš po krepšio, šį kartą 2 taškai su pražanga. Na, jau dabar Tauro komanda šiek tiek atsipalaidavo. Nesistengė turbūt labai stipriai grumtis dėl šio atkovoto kamuolio po krepšiu. Taigi Eitmont
Antrasis dar vieną baudos metimą dabar bandys realizuoti. Netiksliai, pats atkovoja kamuolį. Nesiverčimas. Ir dar viena išprovokuota pražanga. Dar kartą 2 kartus turės galimybę mesti nuo baudų metimo linijos Eitmondas, 23-asis Sandel komandos žaidėjas. Pirmasis tikslus. Antrasis netoks tikslus. Ai, kaip dabar išslysta kamuolys Samoškai iš rankų. Ten pavyko atkovoti kamuolį puolime. Myrovas slystelna po krepšiu. Na, labai negražus epizodas. Labai negražus epizodas. Varžybų pabaiga ir visiškai nereikalingas slystelėjimas ar kelienio pakreipimas. Nesu tikras, kas tiksliai ten įvyko. Ai, kaip gaila. Kaip gaila. Panašu, jog slystelėjo pats dabar Myrovas. Tikiuosi nieko labai sudėtingo. Čiurna liktai susiėmęs. Lieka žaisti 16 sekundžių. Deja, Myrovui nepavyksta pačiam pasiekti atsarginio suolelio. Komandos draugai dabar išlydi jį ant pečių atsisėsti. Deja, traumos yra dalis šio žaidimo ir jų išvengti yra labai sunku. Taigi, palinkėsim sėkmės ir stiprybės ir sveikatos Tauro komandai. O čia mes turim likusius 16 sekundžių, per kurią pažiūrėsim ar bandys. Ne, Ramoška tiesiog padeda kamuolį vidurį aikštelės ir tuo mes ir pabaigiam šiandienos varžybas. Taigi, 96-68 užtikrintai antroje pusėje parodė savo klasę Tauro komanda, laimi šias varžybas. Taigi ačiū visiems, kas prisijungė, žiūrėjo, klausė, ar kas žiūrėjo gyvai, kas žiūrės pakartojimą. Dėkui visiems už gerus komentarus, dėkui visiems už dėmesį. Na ką, gero likusio savaitgalio, susimatysim visi, galbūt, aš manau, kad susimatysim. Ir dar sukomentuosiu vienas ar kitas varžybas ateityje. Tai ką, iki greito visiems ir susimatysim. Iki, viso geriausio. Rungtynės jums padėjo žiūrėti Tomas Valatka. Komentarą? Nu, kaip? Geras rungtynės, gaila trauma pabaigoje. Jo, galima ir komentarus bus padaryti. Ne, aš nekomentuoju. Ateity.